turime pilnai atliktą ir teritorinį planavimą, ir išpirktą žemę, ir vykstančias statybas nuo Kauno iki Latvijos. Tai ten ir tas pats Jonavos tiltas didžiausias, kur vyksta statybos, ir sankasa beveik 30 km. Tai ten jau galima pamatyti, ar ne, iš drono, iš oro, kaip ta Rail Baltica atrodys, Rail Balticos forma. LTG kaip grupė ruošiasi pastatyti ne tik infrastruktūrą, bet būti pasirengusi taip pat keleivių ir krovinių vežimui ir žymiai kokybiškesnių ir geresnių paslaugų teikimui savo klientams. Ar galėtumėte šį projektą palyginti su kokiu nors analogišku projektu? Nelabai pavyko rasti tokių pavyzdžių, net viso pasaulio mastu. Tai jeigu reikėtų su kažkuo palyginti ne iš geležinkelių srities, tai aš prilyginčiau tai kaip Lietuvos ar ne stojimas, tarkim, į NATO, Europos Sąjungą, tai geležinkelių rinkoje, ar ne, tai mūsų statyba europinio standarto geležinkelio, tai yra įėjimas į Europos Sąjungos geležinkelių rinką. Tai yra iš tikrųjų labai reikšmingas, labai svarbus projektas.